Sveiki bičiuliai. Labai dažnas klausimas sulaukiamas iš mano klientų prieš užsakant patikrą ar paiešką yra, kiek vidutiniškai galiu nuderėti pinigėlių nuo perkamo automobilio. Tai klausimas iš tikrųjų sudėtingas, bičiuliai, nes yra buvę, kad nenuleidžia nei cento, gali daryti ką nori, nors ir defektų automobilis buvo, ir tie defektai surodyti, akivaizdžiai supasakoti, parodyti, kad čia tikrai kažkokių nedarom burtų iš tirščių, o sakom taip, kaip yra, ir žmogus kategoriškai ne ir viskas. Principas suveikia, ar kažkas, nežinau, nenuleidžia nei cento. Nu, nenuleidžia, tai nenuleidžia. Kaip bebūtų, žmogus, pamenu, tą automobilį atvažiavo ir vis tiek pirko, nes automobilis buvo vertas dėmesio. Galima nuderinti nuo automobilį ir 2000 eurų. Čia vėlgi, bičiuliai, priklauso, kokie tie defektai pas automobilį, kuriuos rasime, kokia komplektacija, kokia jo kaina, ar tai automobilis brangesnis ar pigesnis. Logiškai mąstant, visą laiką nuo pigesnio automobilio ta nuderėta kaina bus mažesnė. Kai yra automobilis brangesnis, tai automatiškai ir tą kainą galima pasistumdyti daugiau. Kaip pavyzdys, iš šiandien. Šiandien pasibaigėm vienam klientui automobilio paiešką. Automobilio paieška buvo tokia, kad reikėjo surasti Kia Sportage automobilį nuo 2017 metų, benziniuką, su kuo geresnė komplektacija, nu ir taip toliau, kaip ir kiekvienam lietuviui. Tai radom žmogui automobilį, pradinė kaina buvo 16,5 tūkstančio. Nuvažiavom, pasidarėm patikrą, radom keletą defektų, kurie tikrai nėra esminiai defektai, dėl ko nereiktų pirkti automobilio. Tai pavyzdžiui, kairiajame priekiniam rate, tai yra vairuotojo rate, ūžė guolis. Taip pat reikėjo keisti vieną sėlę bloką. Nebuvo variklio apsaugos apatinės. Tai vėlgi čia, paėmei, nupirkai, uždėjai ir yra. Nebuvo todėl, nes tiesiog sulūžo. Sulūžo, žmonės nusipirko kitą automobilį, ir taip galų gale tam automobiliui nebeuždėjo tos apsaugos, bet vėlgi, kaip sakau, dėl tų visų dalykų, taip tam ir derinam kainą. Žodžiu, sutarėm viską, kad reikės pasipoliruoti automobilį, turėjo keletą pabraižymų, bet tie pabraižymai supoliruojami. Tiesiog, žmogus irgi, klientas perka automobilį dėl savęs, tai mes, kaip sakant, stengiamės dėl savo klientų. Tai pradinė automobilio kaina buvo 16,5 tūkstančio, po mūsų patikros, po visko, sutarėm tą automobilį už lygiai 15 tūkstančių. Tai reiškia, nuderėjome 1500 eurų savo klientui. Mes turbūt vieninteliai esame Lietuvoje, kurie neėmam jokių papildomų mokesčių už nuderėtą kainą. Yra kas ima 30%, yra kas ima net 50%. Tai jūs įsivaizduokit, bičiuliai, jūs susimokate už paslaugą, nemažus pinigus, jums suranda automobilį, nuderi kainą ir kaip pavyzdys dabar nuo to 1500 jūs turėtumėte susimokėti nuo 500 iki taip maždaug 750 eurų. Dar plus, kad tą kainą jums nuderėjo. Mano akim tai čia visiškas kosmosas ir kas taip daro, tai nežinau, negerbė nei savo kliento, nei patys savęs. Nes nematau, už ką čia pinigus imti. Tai žodžiu, nuderėjom 1500, klientas patenkintas, jam atsiperka mūsų paslaugos, jis dar lieka uždirbęs. Kodėl sakau uždirbęs? Todėl, kad tas, kas lieka po mūsų paslaugos numinusavus, tai jam pasišalins tie defektai ir dar liks pinigėlių, ten, nežinau, pasidarys tą patį poliravimą ir, kaip sakant, viskas bus gerai. Tai bičiuliai, atsakymas būtų toks, sakykime, nuo 100 eurų iki 2000. Viskas priklauso nuo to, ką randame, ko ieškome ir taip toliau. Neužmiršk pasidalinti šito video, paspausti laiką, jeigu patiko, paspausti komentarų skiltį ir ten palikti kokią nors tai įžvalgą, bei paspausti sekti arba follow, jeigu dar to nesi padaręs. Ačiū tau ir gražios likusios dienos. Iki.